Niekada gyvenime nešokusi Jurga Nusauskienė prieš daugiau nei 3 mėnesius stačia galva pasinėrė mokyti sportinių šokių žingsnių. Aš tada pirmą kartą supratau, kad 2 kojų gali būti per daug, nes kai aš žinojau, kur dėti vieną, tai visiškai neturėjau supratimo, o kągi veikti su antra. Ir toks jausmas buvo, kad salėje visi atėję puikiausiai supranta terminus, kukaračia, plunksna. Aš iš viso to žinojau kairė dešinė ir stengiausi kaip nors išsilaikyti balansą. Į partnerius Jurga gavo profesionalų šokėją Andrių Grebliką, kuris pernai draugė su dainininkė Irena Starošaitė tapo projekto Kviečiu šokti nugalėtoju. Paklaustas apie naująją savo mokinę, Andrių žodžių į vatą nevyniojo. Šoktai nelabai sekasi, bet išmoks gal. Klubus sunkiai suka, bet jau po truputį jau labai, gal truputėlį neplastiška, bet tai bandau atpalaiduojam su treneriu atsipalduoju. Biški kietoka, bet gausis, atpalaiduosi. Nuo masažo pradedu, o po to jau su rankom klubus suku ir išsuku. Man labai daug kas neišeina, turbūt dabar daug daugiau neišeina negu išeina, bet tai, nėra baimės. Nors iš tikrųjų yra sunku priprasti pasitikėti savo partneriu. Tai ko gero yra problema, nes aš turiu pasijausti silpna, o visą gyvenimą įpratus būti Pinocheto vaidmenį iš tikrųjų dabar yra sunku. Bet aš manau, kad pavyks, nes tikrai partnerį turiu patį geriausią ir man labai patinka, kad jisai ne tik puikus šokėjas, bet puikus mokytojas yra. Tad nežinia, ar atsargiai vertindamas partnerę, ar dėl jau paragautos pergalės, Andrius ambicijų nugalėti dar kartą nerodė. Kaip ir tikslo gal nėra, kad laimėti, aišku, visi nori laimėti, bet tiesiog, kad būtų malonu šokti, kad išėjusiam parketu kaifuočiau, o nebūtų, kad jinai ir per prievartą. Koks bus šios poros likimas projekte, kol kas sunku pasakyti. Tačiau aišku viena, ši moteris nuo pat pradžių aiškiai suvokė, kodėl priėmė šį iššūkį. Aš visada juokauju, kad jeigu rytoj mane už kampo nutrenktų žiguliukas, aš nenoriu gailėtis, kad aš kažko nepadariau, ką aš galėjau padaryti.